tuo metu aš vadovavau Lietuvos kino mėgėjų Šiaulių zonai. Ir buvo gautas iš miesto signalas, kad mirė žymus gydytojas mūsų Zigmas Vaišvila ir reikia nufilmuoti laidotuvės. Pasikviečiau keletą mėgėjų. Ten Godinavičius buvo, Matkus, Vipas. Ir jie nufilmavo pačią laidotuvių eigą. Pažiūrėjus ekrane šitą procesiją visą, tiesiog skaudu žiūrėti ir nėra kam parodyti. Tokie dalykai, kaip laidotuvė žiūrėti, žinote, kad nemalonu yra. Tai man tada kilo mintis, kad galbūt reiktų pabandyti padaryti filmą apie Zigmą Vaišvilą. Ir iš karto kažkaip tai man kilo pavadinimas, kad Unus Multorum, tai yra vienas iš daugelio. Pradėjau klausinėti mūsų kitų pažįstamų kino mėgėjų, sakau, gal kartais turite gyvo Zigmo Vaišvilos kadrų kur nors nufilmuotų. Ir pasirodo, kino mėgėjas Rulinskas, jis mėgdavo filmuoti visada medikus, jų sueigas, jų susirinkimus gamtoj. Tai jis atnešė kaip tik keletą tokių epizodų, kuriuos aš panaudojau šitam filme. O dafilmuoti reikėjo, dar padėjo Vipas dafilmuoti. Ėjom į ligoninę, rinkom medžiagą apie jį. Ten Stakėnas daktaras Mačiulis yra šituose vaizduose, apie juos ten kai ką prisimena. Kadangi sinchrono nebuvo, tai tekstą pradėjo skaityti Šiaulių televizorių gamyklos vietinio radijo diktorius Romas Sinkevičius. Ir kaip tik jo dikcija labai atitiko šitam visam kūriniui. Ir išėjo filmas, mano manimu, visiškai neblogai, įamžinantis mūsų gydytoją Zigmą Vaišvilą. Veržlus šiauliečių gyvenimo tempas. Tik čia, amžino poilsio vietoje, tyla ir rimtis. Gydytojas Vladas Pampikas, tarybų Lietuvos liaudės artistas Stasys Paska, amžinai nutilusi liaudės poeto Jono Krikščiūno Jovaro mūza, tarybų Lietuvos nusipelnęs gydytojas Zigmas Vaišvila. Vienas iš daugelio. 1983 birželio 23 šiauliečiai atsisveikino su visų gerbiamų Respublikinės Šiaulių ligoninės vyriausiojo gydytojų Zigmu Vaišvila. Jam, buvusiam Respublikinės neurochirurgų ir Šiaulių zonos chirurgų draugijos nariui, miesto tarybos deputatui, partijos miesto komiteto nariui, žinijos draugijos lektoriui, aktyviam Respublikinės ateistų tarybos nariui, netatiniam raudonosios vėliavos korespondentui, paskutinę pagarbą atiduoti atėjo buvo bendražygiai, artimieji, partijos miesto komiteto ir miesto tarybos vykdomojo komiteto darbuotojai. Baltą gydytojo chalatą Zigmas Vaišvila apsivilko 1953-aisiais, baigęs Kauno valstybinio medicinos instituto gydomąjį fakultetą. Vaikystėje matęs skurdą ir nelaimės, be žemio plungės Lekemės kaimo valstiečių Igno Vaišvilo sūnus Zigmas, kaip ir daugelis ano metų jaunolių, per nepriteklių ir vargą įsigijo išsilavinimą. Jo gyvenimo devizas buvo padėti žmonėms. Jis padėjo pirmąjį kertinį akmenį naujai ligoniniai.
paėmęs įkurtuvių raktą, pats pirmasis perkirpo juostelę į naujus chirurginio korpusus. Beveik 30 metų atiduota šiauliečiams. Pradėjęs gydytojo ordinatoriumi, išaugo iki pirmos kategorijos labai plataus diapazono chirurgo, atliekančių ne tik vidaus organų, bet ir labai sudėtingas neurochirurginės operacijas. Kaip kalbėjo gydytojas Mačiulis, Vaišvilą galima vadinti neurochirurgijos pradininku mūsų mieste, išugdžiusiu tokius savo pasiekėjus gydytojus Griganavičių, Martusevičių, Mockų ir kitus. Tik vyriausiojo gydytojų rūpesčių Respublikinė Šiaulių ligoninė įsigijo naują diagnostinę ir gydymo aparatūrą. Prie senųjų ligoninės pastatų išaugo nauji korpusai. Šeimininkų žvilgsniu apreipęs savo ūkį, išklausęs personalo, jį žinojo, ko reikia, kad ligonėms grįžtų sveikata ir pasitikėjimas. Gal kiek rustokas iš išorės, jis buvo reiklus ir atidus kolegoms ir itin rūpestingas ir švelnus ligonėms. Septyniolika metų be tiesioginio darbo operacijų dar dirbo administracinį darbą kaip vyriausias ligoninės gydytojas. Beveik tiek pat buvo vyriausio gydytojo pavaduotojų. Pareiga ir atsakomybė lydėjo jį rūpinantis kolektyvo kvalifikacijos kėlimu, ligoninės materialinės bazės stiprinimu ligoniais. Dažnai išvykdavo ir į zonos rajonų ligoninės operuoti ir konsultuoti vietos medikus. Labai mėgo linksmą gamtos mylėtojų draugiją, negailėjo šmaikščių žodžių, būdavo už dainuos pat žemaitiškai, arba atidžiai klausysis, kaip kiti dainuoja. Buvo reiklus, propagavo sveiką gyvenimo būdą, nebijojo pasakyti akis tiesą ir neturėjo blogo prisiminimo apie žmones. Už didelius nuopelnus jo darbas įvertintas garbės ženklo ordinu, medaliu už šaunų darbą pažymint Lenino gimimo 100-asias metines, Tarybų Lietuvos aukščiausiosios tarybos prezidiumo garbės raštu, Sveikatos apsaugos ministerijos, partijos miesto komiteto ir miesto tarybos vykdomojo komiteto garbės raštais. 1973-aisiais Zigmui Vaišvilai suteiktas Tarybų Lietuvos nusipelniusio gydytojo garbės vardas. Naktis ar šventės gydytojas visada būdavo poste. Reikalui esant pasiruošęs vilktis baltą chirurgo chalatą. Skubrų žingsniai iki operacinės, kur jau laukė pasiruošusi brigada. Kaip lengva buvo su juo dirbti, mena medicinos sesuo Dominauskaitė. Zigmas Vaišvila bendradarbių žodžiais negyveno, o degė. Ir jo įžiebtas kibirkštis saugoti žmogaus sveikatą ir gyvybę tebeneša bendradarbiai. O čia irgi įdomus toks dalykas, kadangi mūsų kino mėgėjų draugija yra Vilniaus, tai yra Vytauto gatvė 147, o priešingoj pusėje stovi Jovaro namas, kuriame yra muziejus. Daug kartų labai teko praeiti pro tą namą. Na ir vieną kartą su Kolikausku sakom, reikia užeiti pasižiūrėti tą muziejų. Nu ir užėjom pasižiūrėti. Man kyla mintis, šiaulietis, reikia padaryti kino filmą, poetas. Nu ir kągi, važiuojam į Kalniškes, į kaimelį tą, kur gyveno poetas.
su kamera gerai paieškojus, radom įvairių tokių gražių niuansų. Vat ir pafilmavom dar iš muziejaus medžiagos. Reiškojom, kas galėtų paskaityti tekstą. Nu ir kaip tik Šiaulių tuometinės Raudonoji vėliava laikraščio vienas iš korespondentų berods, tai buvo Juozas Sabaliauskas. Jis labai maloniai sutiko paskaityti ir kaip tik jo dikcija labai tiko šitam filmui. Ir vat aš jį paprašiau teatro garso režisierių, kad ten įrašytų gerai. Vat ir nuėjome į teatrą ir jis įkalbėjo šitą tekstą labai gražiai. Va, ir tiesiog tas filmas visiškai kitaip atgyjo tiesiog. Jonas Krikščiūnas Jovaras. Šiaulių mieste paskutiniuosius savo 20 metų praleido Jonas Krikščiūnas Jovaras. Čia jam buvo suteiktas garbingas tarybų Lietuvos liaudies poeto vardas, čia, kiek leido šlubuojanti sveikata, kūrė eilėraščius. Kelkis, kelkis, Jovarėlį, nuvalyk plunksnelę, dar sužadink savo sieloj jautriąją dainelę. Kalniškiuose tebestovi pirkia, kurioje gimė ir augo poetas. Tai buvo šviesus savo laikmečio žmogus.
Liaudės meistrų skulptūros paryškina įmintas jo pėdas, jo svajones ir godas. Ir visada kaip tyra ašara mus jaudina eilėraščiai pavasario rytas, tylus vakarėlis, rasos. Jovaro nuveiktas darbas rado gražią vietą bendrame lietuvių tautos kultūros lobyne. Poilsio nenoriu, aš nesilsėsiu, mirsiu nenumirsiu, liaudžiai tiesą sėsiu. Turbūt aš norėčiau visiems kino mėgėjams palinkėti, nepadėkit kamerų, dirbkit, filmuokit, nes tai yra hobis, kuris ne tik jums vieniems išlieka, bet ir atneša išliekamąją vertę ateinančioms kartoms.